Kokį žemės įstatymą pateikėt Seimui? Pateikiau žemės įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuris numato lengvatas, kada fiziniams asmenims nereikia mokėti už žemės mokesčių. Tai pataisimas yra labai paprastas, kad lengvatos nebūtų taikomos, kai žemės sklypai, žemės plotai yra apleisti, kuriuos pripažįsta savivaldybės, seniūnijos jų apleistus ir imasi kaip paskutinę poveikio priemonę, kad žemės sklypų savininkai savo žemės sklypus tvarkytųsi. Kodėl toksai įstatymo projektas? Šis įstatymo projektas gimė iš praktikos, kai kiekvienas matome parvažiuojant, kai yra apleisti, matome žemės sklypai, dažniausiai miestuose, miesteliuose, primestiniuose gyvenvietėse, kai savininkai yra, bet jie metai iš metų yra 2, 3, 4, 5 metus apleisti. Kai pradeda kentėti kaimynai nuo apleistų žemės sklypų, kai užsisėja gretimi žemės sklypai įvairiausiomis sėklomis, įvairiausiais kitais augalais ar piktžolėmis ir kaip tikrai nepuošia mūsų visuomenės, mūsų bendrojo vaizdo mūsų gyvenvietėse. Kas ir kokią naudą patirs dėl to? Tikrai patirs apleistų žemės sklypų kaimynai didžiausią naudą, nes tai bus minimali poveikio priemonė, kurią taiko savivaldybės, kai yra uždedamas maksimalus 4 procentų žemės mokestis. Šiandien dienai problematika yra tokia, kad savivaldybės nurodo, sužymi ir perduoda mokesčių inspekcijai, kad tie žemės sklypai yra apleisti. Savivaldybės galvoja, kad uždėjo 4 procentų žemės mokestį tiems žemės sklypams, bet mokesčių inspekcija, kuri surenka žemės mokestį, pritaiko lengvatą ir net savivaldybės nežino, kad jos yra tie sklypų savininkai atleisti nuo žemės mokesčio.